Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Žmogiškas pagirūniškumas. Šiandieną aš metu iššūkį Izraelio gretoms, tęsė Filistinas. Duokite man vyrą dvikovai. 1 Samuelio knyga, 17 skyrius, 10 eilutė. Kada Izraelis paskelbė karą Filistinams, 3 Jesės sūnūs prisijungė prie Sauliaus armijos, bet Dovydas liko namuose. Tačiau po kurio laiko jis nuėjo aplankyti Sauliaus stovyklos. Tėvo nurodymu jis turėjo perduoti žinią ir dovanas savo vyresniesiems broliams ir sužinoti, ar jie sveiki ir saugus. Dovydui artėjant prie kariuomenės, jis išgirdo garsus, lyg kova tuoj turėtų prasidėti. Galijotas, Filistinų galiūnas, išėjo į priekį ir įžeidžiančią kalbą paniekino Izraelį ir metė jiems iššūkį, prašydamas duoti iš savo gretų žmogų, su kuriuo galėtų susikauti dvikovoje. 40 dienų Izraelio kariuomenė drebėjo prieš stiprų Filistinų iššūkį. Jų širdys alpo, bežiūrinti beveik 3 metrų aukščio masyvę kūno formą. Ant jo galvos buvo varinis šalmas, jo kūną dengė žvynuoti šarvai, sveriantis apie 56 kg, o kojas saugojo varinės apsaugos. Jo šarvai buvo padaryti iš varinių plokštelių, kurios lyg žuvies žvynai buvo taip puikiai sujungtos viena su kita, kad pro jas negalėtų prasiskverbti jokia strėlė. Ant nugaros jis turėjo didelį varinį skydą. Ieties kotas buvo tarsi audėjo riestuvas. Ieties antgalis svėrė 600 geležies šekelių. Pirma jo ėjo skydnešys. 1 Samuelio knyga, 17 skyrius, 7 eilutė. Izraelis neniekino Galijoto, bet Galijotas pagirūniškai didžiavosi prieš Dievą ir jo žmones. Patyčios, išdidumas, keiksmai ateis nuo tiesos priešų, besielgiančių kaip Galijotas. Tačiau ši dvasia neturi būti matoma tuose, kuriuos Dievas siuntė skelbti paskutinės perspėjimo žinios pasmerktam pasauliui. Galijotas pasitikėjo savo ginklais, rodydamas savo ginklus, kurie buvo jo gale, ir savo išdidžiomis ir paniekinančiomis kalbomis. Jis įvarė siaubą Izraelio kariuomeniai. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.